Paskaitą. Nu ką, kolektyvas, sveikos, šiandieną tik vieną dariuką turim, ane? Iš Tai berniukų taip. berniukų taip. Tai dabar žiūrėkit, panas. Jeigu nenorite mintinai skaityti vyrų veidų, tai šito nežiūrėkit. Nes dažniausiai, kas išklauso šitus mokymus, tai susigadina savo gyvenimą, nes susitinka su kokiu nors vyriškiu partneriu, jį perskaito ir next, next, next. Taip tikrai yra. Dabar apie veidoskaitą, tai dažniausiai turbūt pradėsiu nuo pradžių, kad kai vaikas gimsta, jis atsineša savo veiduką. Bet ar pastebėjot, kad kai gimsta, visi sako, panašus į tetį, panašus paskui jau į močiutę, dar metai praėjo, jau žiūrėk, į mamą panašus. Ar žinote kodėl? Pagal viską, kuo dažniau vaikas būna su tam tikru žmogumi vaikystėje, jis į jį darosi panašus. Mimikos, ta prasme, tiesiog taip yra. Ir aišku, mes su amžiumi keičiasi mūsų lūpos, keičiasi akys, keičiasi kakta, ne? Kažkoks vienas nesikeičia. Nežinau, neatsimenu dabar kas. Tai va, tai ir iš veido galima apie žmogų pasakyti. Tai aš, kadangi 24 metai pardavimuose, man buvo labai įdomu, nes man pardavimuose, tik pamačiusi žmogaus veidą, reikia iš karto nuskanavus sužinoti, kiek jam duoti informacijos. Ar daug, ar mažai, ar išlaidus, ar skupus. Ne? Aišku, šiandien jūs sužinosite tik galbūt tik 10% mes prisiliesime ne, prie šito, ir tai tiesa 90%. Tai būtinai turėkite užrašus ir jeigu galite, ne, bent jau galit veidą nusipiešti ir ten dasirašinėti, nes po visko turėsit man apibūdinti tam tikrus žmonės. Tai va, tai veidoskaita, tai va, ką apie žmogų sako jo veidas ir kaip tai pritaikyti pardavimams. Šiaip šita informacija ir iš Žydrūno Sadausko, kas jo neklausė, tai tikrai rekomenduoju paklausyti, nes jisai veda net mokymus apie archetipus žmogaus, nes veidas yra viena, bet dar yra archetipai. Ar stambus žmogus, ar kūdas, ir čia vėl susideda visa ta vadinama puzlė. Gerai, pradėkime nuo žmogaus kaktos. Šitą žmogų turbūt visi pažįsta. Ne? Tai esmė yra tame, kad visą laiką veide yra labai viskas paprasta. Jeigu yra aukšta kakta, ne? Tai tas žmogus tiesiog, jam informacijos reikia labai daug. Ir dažniausiai tai būna aukšto intelekto žmogus. Būna išimčių, būna žmogus su aukšta kakta, bet galbūt jo kažkas į mokslus neišleido, bet jis vis tiek yra imlus naujovėm ir nori daug sužinoti. Tai būtent pardavimuose, pamačius aukšta kakta, jūs jau taip lengvai nepraeisit. Nu, jam galvot mūsų darbė reikės ir sudėties, ir kodėl taip veikia, daug informacijos. Tai kas būdinga? Greitai pagauna mintis ir idėjas, intelektualus ir siekia permainų. Kaip su jais elgtis? Galima viską sunkinti. Vat kaip ir sakiau, su jais paprastai nebus, bet jiem ir patinka sunkiau, nes ir jum užduos daug klausimų, kad jum bus sunku, ne? Ir priverti kuo paprastesnius sprendimus priimti. Jis informacijos nori daug, ne? Bet jūs privers tą informaciją jam pateikti konkrečiai. Tai va, tai čia, jeigu bus klausimų, klauskite, ne? Tai didelė kakta. Gerai, einam toliau. Šitas žmogus labai įdomus veidoskaitoj, irgi turbūt visi pažįstat, matė bent jau, ne? Labai įdomus veidas. Tai yra žema kakta. Dar kas su kaktom yra labai sunku nustatyti vyram, jeigu pliki, ne? Nu, tai jau su jais ten jau tų yra reikalų. Arba ten, bet jeigu plaukai va taip užaugę, tai jau yra siaura kakta. Tai šiti žmonės tiesiog labai minimaliai informacijos, jie jūs neapsunkins, neklausinės ten visokių, kodėl, kaip, kas, ne? Bet jie tokie būna ir baikštesni. Tai va, žema kakta reiškia pastovumą, būti vienoj vietoje, jie tokie paprastesni ir jie tikrai į mokslus didelius dažniausiai nesileidžia, ne? Nu, tai Laikosi gražu. sistemos, baikštus ir su jais reikia elgtis labai atsargiai.
Kaip vat, pas Brazauską atėjus aukšta kakta, tai jau jūs turit save pateikti, kad jūs daug žinot informacijos, visą kitą, o su žemesnė kakta jūs iškart turit persiorientuoti ir būti žemiški toks kaip jisai. Nes jeigu jūs kalbėsite iš aukšto, jisai išsigas ir pasitrauks. Tai ir paskui, jeigu vidutinė, tai ir vidutinė ta kakta, ta prasme, jau čia arba toks tas žmogus, ne, būna, jau čia priklauso nuo išsilavinimo. Antakiai, eina nuo kaktos antakiai. Tai vat ką norėjau pasakyti, kad labai sunku nuspręsti pagal moterų antakius, nes jos įsidepiliavusios, jos nusipiešusios, nusiskutusios, ne, vyrai su antakiais, mum grynas veidrodis. Dabar žiūrėkit, nusimsiu akinius ir pasakysiu. Vėl lygiai taip pat. Jeigu pas vyrą antakiai čia vešlus, čia pradžia ir iki pat pabaigos, imkit negalvodama. Nes tas žmogus yra impulsyvus, greit viską sugalvoja ir darbus padaro iki galo. Tai jeigu jūs dirbsite ir su darbuose kažkokiuose ir jums reikės kolektyvą rinkti, tai jūs galite jo net CV neskaityti. Jeigu atėjo su antakiais nuo iki, imkit ir net neklauskit. Dabar, jeigu antakiai čia užaugia ir tik pati pradžia, tai bėkite kuo toliau. Nes tai yra žmogus impulsyvus ir jam greitai. Čia užsimaniau, nusibodo. Čia užsimaniau, nusibodo. Ne? Tai ir pardavimuose čia impulsyviai gali nupirkti, ne? Bet permiegojęs naktį sakyti, nu žinok, ne, man nereikia. Aš jau nebenoriu, aš noriu eiti toliau. Ne? Tie žmonės, kurių čia pradžios nėra, ne, bet yra nuo vidurio iki pabaigos, tai šitie žmonės bus tokie, kaip čia pasakyti, nesima iniciatyvos, bet jeigu jūs esate tas iniciatyvos žmogus, tai labai gerai bus poroje. Jūs pradėjot, jisai pabaigė. Na, jisai toks, nu viską padarys iki galo, ne? Tai va, tai jeigu komandose sudėti žmonės, kad jie kartu dirbtų kaip pavyzdys, ne, tai reikia ir dėti. Vieno pradžia, kito pabaiga. Čia aišku visom. Tai va, tai čia va, vešlus ištisi atsakingas, pareigingas, tik pradžioje iki pusės impulsyvus, nuo vidurio pabaigia darbus. Yra tokių, ten įsipešioja, arba ten jie retesni, bet reikia žiūrėti, kaip tie plaukeliai tiesiog eina. Tai moteris. Jeigu jūs norite atrodyti atsakingos, pareigingos, veiklios, tai jau kaip piešitės antakius, tai pieškitės nuo pradžios iki pabaigos. Ir plius, kas liečia vyrų antakius, tai čia yra vadinamas takelis. Čia tarp eilučių. Gerai, užsidėsiu akinius, apie antakius jau nekalbu. Na ir aišku, akis visą laiką, prie antakių apie akis biški pašnekėti reikia. Tai visą laiką, jeigu užsimerkusios, prisimerkusios, jeigu žmogus prisimerkė žiūri, tai jisai įtarus labai. Kodėl įtarus? Nes pats kažką gali būti, daro, ne? Jeigu, nebereikalas, sako, turbūt akis sielos veidrodis ir jeigu jūs šiek tiek raganaujate žmogų pamačiusios, jūs tiesiog jau iš akių sprendžiate, kas jisai per žmogus. Kaip keista, jūs ką nors kalbėkit. Gerai, toliau. Nosis. Ne? Tai, kumpanosiai. Brazauskas yra iš viso, kas liečia veidoskaitai, tai labai toks, kur labai galima daug apie jį papasakoti, ne? Tai būdinga, jie savanaudiški, be skrupulų, skeptikai, su jais yra ganėtinai sunku, visko abejoja, kaip ir kakta, taip ir nosis, pas jį paprastai nieko nepaeis, ne? Reikalauja įrodymų ir atkreipkite dėmesį, ne tik kumpanosis, bet eina dar ir tokia pagalvėlė ant pabaigos, ne? Tai rodo ir verslumą, visą kitą, pinigų belė kaip netaškys, ne, reikės su juo padirbėti ir nesimato beveik šnervių. Tai nosyse visada, jei pamatysite žmogų, pas kurį nesimato šnervių, pas mane matot, matosi. Tai jeigu nesimato šnervių, su pinigais atsisveikina labai sunkiai. Ne?
Tai irgi pas šitokį žmogų turi tai pasitikėdamos savimi, pristatydamos viską skrupulingai ir įrodydamos, kodėl jisai turi išleisti pinigus. Ką tai reiškia? Išsiaiškinam poreikius pirmiausia, nes neparduosite tai paprastai. Ilga nosį. Va tokia. Man tai šitas labai simpatiškas. Tai va, tai yra ilgai reaguoja į situacijas. Lygiai taip pat, žiūrėkit, nesimato šnervių. Ir šitas žmogus, jeigu ir poroje, jeigu sutiksit moteris tokį vyrą, nesitikėkit iš jo labai greitai gauti pinigų. Reiks daug padirbėti, ne? Tai va, šios žmonės valdo emocinis intelektas ir nežavi akcijos ir nuolaidos. Kai mes dažniausiai parduodame, būna, nu va čia su akcijom, čia su nuolaidom, ne? Tai va jau tokiem jūs turite įrodyti naudą ir su akcijom jau net neprasidėkit, nes jis perka produktą. Tai va, tai 90% laiko reikia kalbėti apie kažką ir 10% turi užimti pardavimas. Tiesiog įrodote naudą ir su tokiais apie akcijas nešnekėti. Nes ar šnekėsit, ar nešnekėsit, jisai vis tiek priima pats sprendimą ir ta nosis, sakau, rodo, kad jisai neišlaidus. Nosis, panižo ne. Gerai, va šiti. Su šitais yra reikalų. Jeigu ar pas moterį, ar pas vyrą labai matosi šnervės, tai atsiminkit vieną dalyką. Šitiem reikia sakyti, čia kaip tau. Perka jie labai lengvai. Matot, pas mane irgi šnervės labai didelės. Ir matosi. Tai labai labai išlaidus. Tai va, tai greita reakcija. Faktų svarba, čia kodėl, labai konkretumas, šiek tiek įžūlus, linksmi, išlaidus, ne? Kaip elgtis? Trumpanosis, be nuolaidos, iš vis nieko nepirks. Todėl sako, čia kaip jam, pamatė tokį, visą laiką užsidedat kainą. Pačios užsidedat kainą, ne? Ir, kaip ir sakiau, čia kaip jums. Šitą žmogų aš apibūdinčiau suvalkietis. Marijampolietis, suvalkietis, tai jiems lengva parduoti, bet būtina sakyti čia kaip jų. Tai jeigu sutiksite tokį vyrą ir jisai daug dirba ir uždirba, ne, tai jisai ganėtinai išlaidus. Bet jeigu žiūrint dabar tai, ką mes jau aptarėm, ne, tai kakta yra aukšta. Ir matot, nosis čia išlaidu, o kakta yra aukšta, aukšto intelekto. Ir vėl, tada jau kaip ir reikėtų tos informacijos jam daugiau, ne? Bet nosis rodo, kad jis nebus, tas, kur skrudžas, ne? Ir antakiai, jisai bus impulsyvus, bet nepadarys iki pabaigos. Specialiai aptariu jau, ką mes mokinomės, kad jūs labiau įsisavintumėt. Gerai? Gerai. Ir mūsų ponia. Smakras, ne, eina po nosim iš tikrųjų smakras, su smakrais irgi yra iš tikrųjų labai daug reikalų, juos perskaityti, bet kartais į moterį pasižiūrėjus tiesiog savaime matosi stiprybė smakre, ne, tai kadangi jos yra toksai ir apvalus, ir dar šiek tiek toks apvaliai kvadratinis, toks labai irgi įdomus, ne, tai vėl pasižiūrėkit, kakta yra prie aukštesnių. Antakiai nupiešti, nenupiešti, kaip ir atsakingo. Nosis viršui kumpa, bet kadangi moteris ganėtinai galbūt ir išlaidi, ne, aš jos pačios nepažįstu, bet nosis tą rodo. Bet smakras rodo vėl tvirtumą, ne, visada imsis jinai iniciatyvos, nes ir antakiai tą parodo, mėgsta būti įvertinta ir turi sprendimus priimti pati. Tai va, čia tie smakrai, ne? Kaip elgtis? Negalima pardavinėti iš karto. Iš viso, tokį žmogų su aukšta kakta, su smakru tokiu, tiesiog šiek tiek atsitraukit ir bendravimas labai reikalingas, ne? Tiesiog kalbėti, kodėl galbūt kažkam naudinga šitas dalykas, taip toliau, be pardavinėjimo. Nuginkluokite neutraliomis frazėmis bei komplimentais, nes jie labai mėgsta tos moteris pagirimus, moteris iš viso mėgsta, bet nepamirškit ir vyrai mėgsta. Jeigu irgi su tokiu smakru, nepamirškit jų irgi pagirti, ne? Ir sukurti iliuziją, kad jinai pati priėmė sprendimą. Tai
išmokti pardavimuose, kad ne tu pardavai, kad tu nenori parduoti, bet kad žmogus sako, okei, man reikia, tai irgi yra iš tikrųjų menas. Čia klausimų neturit. Nu ir vėl mūsų gražuliukas. Smakras, nugvelbtas. Ir šiaip turbūt į šitą žmogų, vat, pavyzdžiui, pasižiūrėjus, kokios kyla asociacijos. Nu, vat kokios. Vat pasižiūri toks, nu, apie ką jisai. Man jis toks kažkoks, nežinau, truputį marionetė, ta prasme, už save negalintis atstovėti. Nu, nežinau, man tokia pirma mintis atėjo. Nu, Man toks tai irgi tarsi toksai, neturi stuburo. man toks Va, ir- kaimo berniukas toksai, kuris ten, kur padėsi, ten ir rasi. Ir rasi, jo. Jo, Tai pas jį iš tikrųjų visa veido išraiška, nu, viskas beveik sudėliota, ne, nu, impulsyvus galbūt, bet akis nugvelbtos nu, liūdnos, ne, kakta maža, ta nosis tokia irgi nei kumpa, tos šnervės kaip ir išlaidaus, bet tas makras iš viso, man tai aš jį pasižiūrėjus, nu, toks vargšelis, norisi apkabinti ir globoti man jį, nu, jis toks, nevyriškas visiškai, ne, tai nugvelbtos smakro, kas būdinga, tai nepasitikė aplinkiniais, ką ir prieš tai kalbėjom su kakta, tai jį pas jį du viename, nu jau yra šito daug, ne, nepasitikė savimi, apie ką ir kalbėjom, ne, turi daug abejonių ir baimių. Ir kaip elgtis su tokiais, vat, nu, ir šiaip iš tikrųjų ir moterų, ir vyrų būna, kad ateini, tiesiog matai žmogų ir tu matai, kad jisai, norisi to tokio, net nežinau kaip, apkabinti, paguosti, tokie vargšeliai. Tai va, kaip elgtis, nereikia slėpti to, kas yra neigiamai susijęs su preke, nes jeigu tik tai jisai pajus, tai nepasitikės absoliučiai. Todėl turi susikurti pasitikėjimą, ne? Negalima spausti, nes jisai bijo, bailiukas, ne? Ir į visas baimės atsakyti argumentais. Nes, jie bailiukai. Ir platus žandikaulis. Smakras yra viena, bet dar yra tas žandikaulis. Ir dabar žiūrėkit, tie žmonės, jie buvo, vadovai. Turbūt nebe reikalo. Ir jeigu juos abudu pasižiūrėjus, savotiškai šiek tiek yra panašus, ne? Kuo platesnis žmogaus žandikaulis, tuo stipresnis yra aš. Ir jisai rodo stuburo tvirtumą. Dabar, ką panašaus, kuri nors atsakykit, ką panašaus arba netgi vienodo turi šitie du žmonės? Lūpas siauras. Prie lūpų dar prieisim. Didelės ausis. Irgi prieisim. Šiaip jų abiejų Veido ganėtinai forma jų panaši. panaši. Tai va, tai smakras, žandikaulis, kakta, ne, Grybauskaitė. Grybauskaitė. Tai kakta šiek tiek, žemesnė, bet pakankamai tai pas moterį aukšta, ne? Ir dabar, vat, kaip sakiau, kad akis yra veidrodis, ne? Žiūrėkit, jų akis visiškai skirtingos. Pavyzdžiui, žiūrint į Grybauskaitės akis, kaip jums atrodo, pavyzdžiui, žiūrint vat, į tokį žmogų sutikus ir ką iškart pagalvojate, į akis pasižiūrėjus? Gudri, smalsi. Jo, jinai tokia skanuoja, tokia, žinai, prisimerkus, ką tu čia man pasakysi, ir nesvarbu, žmogus netgi ir fotografijose, aišku, jisai, kartais gali pavaidinti, žinai, fotografuodamasis, aš kaip, pavyzdžiui, fotografuojas, kad mano akis gražiai atrodytų, tai aš galvoju apie meškiukus. Tada jos tokios meilios būna, ne? Bet jeigu aš būnu liūdna, mano akių niekas ta prasme, jos tiesiog mane išduoda, ne? O Brazausko akis, man tai tas žvilgsnis toks veriantis. Toks, ką tu, bent man taip atrodo, nežinau kaip jų. Tai visą laiką ne tik į antakius, ne tik į kaktą, bet ir į akis. Ir jeigu atei žmogus prisimerkęs ir jūs darysite pardavimą, žinokit, kad jis labai jūs skanuoja ir jis nėra tas pasitikintis. Kodėl? Todėl pats, kad kažką tai daro ne taip. Ir priėjome lūpą, ne?
Tai lūpos yra taip, lygiai taip pat kaip ir kakta. Jeigu plati, tai daug informacijos. Jeigu lūpos yra siauros, dažniausiai žmogus yra nekalbus. Būna kai kada išimčių, žmonės dirba darbą, kur jiem tiesiog reikia daug kalbėti, ane? Tada jie grįžę turi labai ilgai tylėti. Tai vat pas pirmą lūpos labai net ir sučiauptos ir labai labai plonytės, nors atrodo jisai ir humoristas ir turi daug kalbėti, ne, bet nėra tas žmogus, kuris daug kalba, ne. Pas Cololo, ne, jeigu ten iš arčiau dar pažiūrėti, jo apatinė lūpa yra labai plati, viršutinė galbūt siauresnė, bet jeigu žmogus plačių lūpų, jį kalbinkit kuo daugiau. Jeigu siaurų, tai jūs kalbat, paklausit vieno kito žodžio pardavimuose, ne, bet kalbat. Bet kas svarbiausia, lūpose reikia žiūrėti ir lūpos labai keičiasi su amžiumi, su charakteriu, su būsena, nes žiūrėkit, sutinki kokią močiutę, ane, o jinai būna visą laiką su tokiom lūpom. Esat matę. Nu, va tokia. Tai pasižiūri tą močiutę ir net nesinori su juo labai bendrauti, ne? Dažniausiai tos močiutės yra labai piktos. Bet pas žmogų, jeigu yra storos lūpos ir čia kampučiai, nu, vat kaip klauną piešėt ir kampučius nupiešėt, ne? Tai šitie žmonės yra labai linksmi. Tiesiog jie iš prigimties, ir aš kartais save veidrodį pasižiūriu, stoviu ir galvoju, nu, klaunas, nu va, jie kampučiai, ne? Tai ir pas Cololo, žiūrėkit, yra kampučiai. Jeigu apskritai jį apkalbėti, tai aukšto intelekto, daug kom domisi, ne? Nosis, akis linksma. Antakiai kaip ir pradeda ir pabaigia, ne? Nu, va tai ką aptarėm. Nosis kumpoka, ką tai reiškia, jis gali būti verslus ir jis taip labai lengvai pinigų nedalintų, ne? Lūpos plačios, bet smakras ir žandikaulis irgi toks kaip maždaug pas Brazauską toks. Tai turi savo stuburą ir turi savo nuomonę, ne? Nu va, o šitas tiesiog lūpas sučiaupęs, jau čia gali ir nešnekėti, jeigu nenori. Aušis. Va šitas man yra pats geriausias ausų pristatymo personažas. Yra šitai. Jeigu didelės ausis, reikia daug informacijos. Ir pamatę šitą žmogų, jau jūs turėsite, aišku, jisai daug klaust gali, ne? Ir jūs turit labai daug turėti su juo atsakymų. Tai aš kartais, jeigu yra galimybė, kai susitinku su klientais ir žinau vardą pavardę, aš būtinai įlendu į Facebook. Ir jeigu aš tenai matau, aš pasiruošiu pardavimui. Aš tiesiog nuskanuoju ir aš žinau daug informacijos, mažai ir kaip aš ten darysiu. Tai būtent jo yra ausis labai didelis ir dar šiek tiek išskirtinės, paskiau pasakysiu kuo, ne? Tai kaip elgtis? Daug suteikti info apie prekę, pasiruošti nuo smulkmenas, pasiūlymus ir kuo daugiau informacijos. Ir dar kas pas jį yra viršus šiek tiek atlėpę. Matot, daug informacijos, bet viršus atlėpę. Tai apie atlepausius, grynus atlepausius mes dar pasišnekėsim. Čia iš viso visiškai kita kategorija žmogeliukų. Mažas ausis. Aš kai ieškojau mažų ausų savininko ir pamačiau, kad pas Arvydą Sabonį tokio mažumo ausis, aš nustebau. Atrodo, didelis vyras. Tai viskas čia turėtų būti sudėliota, ne? Tai jeigu ateina pas jūs mažų ausų savininkas, tai žinokit, jis mėgsta čia, dabar ir konkrečiai. Jeigu jūs pradėsite su visom smulkmenom, jisai pavargs ir išeis. Jie nepriima informacijos. Mano skaitos ausis tokios prie didesnių. Aš nesu irgi tas žmogus, kuris mėgtų labai daug informacijos, ten visą kitą, nes pas mane ta žema. Tai vat, kaip susidėlioja tą puzlę, ne? Tai va, tai mažų ausų savininkai čia dabar konkrečiai. Jeigu mes pažiūrėsime Arvydo Sabonio veidą visą, ne? Plaukai baigia šitoj čia. Tai nėra labai aukšto intelekto žmogus, todėl turbūt ir krepšininkas, ne? Nosis kaip ir išlaidus, ausytės mažytės, bet čia smakras yra stuburas. Ir, čia gal jis buvo labai nuliūdęs, bet jisai ir nėra iš linksmųjų.
ane? Kiek mes, nu, va, tiesiog, nu, nėra jis launas, ne. Tai va, tai apie tai. Atliepusios ausis. Ar čia pas mus esančių turim atliepusių ausų vaikučius? Ne, tavo neatliepusios. Neturim? Tai žodžiu, jeigu turite draugių vaikų, kur yra su atliepusiom ausim, tai jūs jom pasakykit, kad jų vaikas yra unikalus ir jisai daro, ką nori. Ir su juo reikia labai išskirtinai mokėti bendrauti. Dabar visos paimkime ausis, užkabinkime ir pabandykime ką nors pašnekėti. Abidvi ausis, abidvi, Daivide. Nu ir ką nors. Pačios savo ką nors garsiai pasakykit. Ar girdit ką nors kitaip? Aha. O geras, Girdisi. akustika pasikeitė. Tai va, tai šiti žmonės, jie girdi tik save. Ir jeigu atėjo atliepausiai žmonės, jūs turit jiem uždavinėti klausimus, kad jie į tos klausimus atsakytų. Kaip ir vaikui. Nedaryk, neik, kodėl tu tai padarei, ane? Jisai jūsų negirdi, ane? Tai tiesiog reikia užduoti klausimus, kaip manai, kodėl tu taip pasielgiai, ar tu norėtum šito? Nu, taip norėčiau. Nes, nu, esmė yra tame, jiems reikia užduoti klausimus, kad jie save girdėtų ir savo atsakytų. Tai čia šita kategorija tokių vat klientų, kur uždaviau klausimą ir laukiu, kol jis atsakys. Ir visą laiką šiaip apskritai pardavimuose yra auksinė taisyklė. Uždaviau klausimą ir tyliu. Ir žinokit, kas prakalbės, tas pralaimės. Čia kaip ir Aurelija sakydavo, tas kamuoliuko principas, ane? Bet kas prakalbės, tas pralaimės. Visada atsiminkit. Tai va, tai kas būdinga? Girdi tik save, labai išdykę vaikai, jeigu būtų, ane, tai suaugę irgi neatsargus, nemoka pasinaudoti savo žiniomis, greitai pavargsta, nes aktyvus, ane, moka kurti ir dalyvauti intrigose, nes ausis ir dar atliepusios, ane, daro, ką nori, nepaklūsta nusistovėjusioms normom. Tai šitie vaikai bus labai labai aktyvus ir jeigu kuri mama sakys, nesusitvarkau aš su savo vaiku, pažiūrėkite į ausis ir jai pasakykit, tavo vaikas unikalus ir su juo reikia labai atsargiai, nu, kitaip bendrauti. Lygiai taip pat pardavimuose su klientais. Jeigu atėjo didelių ir dar atliepusių ausų, o vaikeli, uždavinėjat klausimus ir laukit, kol jums jisai atsakys. Va, čia taip ir parašyta, uždavinėt klausimus ir laukti, kol jisai atsakys. Ir viskas. Ir praktika. Labai greit viską praėjom, kad ne per daug informacijos. Tai dabar norėčiau, iš tikrųjų galim pasipraktikuoti viena ant kitos, ane? Ir norėčiau po vieną sakinį, nu pavyzdžiui, dabar imam Aureliją, ane? Ką jūs galėtumėt, pavyzdžiui, pasakyti apie mūsų Aureliją? Jūs ją pažįstat, ane? O tai, ką mes išmokom, ar atitinka? Ir, pavyzdžiui, aš todėl ir sakau, čia gali netitikti beveik 10%, 90% gali atitikti. Labai, ane? Tai dabar, va, pavyzdžiui, žiūrint į Aureliją, ne, nu, ką mes apie ją galim pasakyti? Intelektuali, 100%. Antakius parodyk, Aurelija, iš arti. Tavo padaryti. Apie antakius visą informaciją duokite Jurgitai, va čia matau prisijungus yra, tai jeigu kas negerai, tai čia jai viską. Ne mano čia antakiai, čia jos. Šiaip gerai Bet padaryti. atsakingi antakiai. Gerai padaryti rodo tavo atsakingumą ir ta prasme, gerai padaryti, nes ta prasme normaliai užtenka tų antakių, ne? Lūpas. Vat kaip Aurelijos lūpos jums. Normaliai gali. Nu. Nu, nei klaunas, nei liūdnas. Daug kalba. Bet žiūrėkit, apatinė lūpa kaip ir biški platesnė, ne? Tai nėra žmogus, kuris nekalba. Ir žiūrėkit, pas ją yra irgi kampučiai. Todėl jinai tokia panaši kaip aš, crazy. Tai va, o nosis, žiūrėkit, ką apie nosį galit pasakyti? Išlaidi. Šiaip jo. Riesta. Bet dar nerealizavau savo potencialą, vadinasi, okei. Bet burbuliukas biški vis tiek yra, žinai, ant galo. Tai pavyzdžiui, ar Aurelijai būtų tas bairis, kad čia kaip tau? Tiktų? Tiktų.
Jo. Va, tiktų Aurelytė. Ir pavyzdžiui, tai būtų labai labai patenkinta, jeigu, ta prasme, jei ką nors pardavinėtum, čia. Jinai būtų labai patenkinta. Pabandykit kas nors pasiūlyti. Gerai, Ačiū. dabar prieina prie Daivutės ir Ingrida gal apibūdink Daivutę. Nu, bandau į ramesnį vietonai. Nu va. Irgi aukšta kaktytė. Aš labai atsiprašau, Diana, ar tau skaidrių reikės, nes atjungtumėm skaidrės, mes matytumėm didesnį vaizdą veidukų Tai žmonių. atjungt, nes mano ten buvo paskui ten namų darbai su kitais žmonėm, galima atjungti. Tai turi atjungti, ta prasme, sustabdyk sharing. Ai, sharing sustabdyti. Aha, jeigu mokės. Va, puikiai, dabar matysim didelius veidus. Okay. Mhm. Jo, tai Daivutė dabar, ne? Ingrida apibūdina Daivutę. Aha, tuoj aš ją pasididinsiu. Va, va. O, kokia gražuolė, super. Jo, aukšta kaktytė, nu tai vėl, nu ta žingeidi, intelektuali ir visa kita, nosytė. Va, kampučiai čia irgi tokia biški prie tų tokių crazy ir šnekančių galėtų būti. O kaip nosis? Jūsų Tik ganėtinai per ranką panašios. kapeiką neišbirės. Nu, kaip nosis, va. Tai mes Nu, aš dabar papasakok. žiūriu. Nu, Dabar žiūriu. Nervės biški pasislėpusios, ne, tai gal irgi yra to įtarumo. Aš ne visai viską informaciją girdėjau. Nu, čia lakstant virtuviai. Padėkit man. Kas gali pasakyti apie Daivos nosį, Dariau tu? Aš taip spėju, kad yra prie taupesnių mergaitė. Taigi, Ir versli pakankamai, nes ta bulba, Jo. taip, nu, panašiai Jo. kaip pas brazą. Moka uždirbti. Tai reikia daug informacijos, pažiūrėkit, kokios ausys didelės, kiek jai reikia visko duoti. Klausinėja, Taip. va, dabar aišku. aš turiu vieną mažą, kitą didelę ausį. Ir dar biški čiučiut atliepusios, čiučiut, žinai, tai irgi turi pati atsakyti. Bet dar žinot, kas yra jo žandikaulis, matot, eina į kvadratumą. Ir jinai ganėtinai turi stuburą. Turi, jinai tvirta moteriškė. Daivutė, tu tvirta. Ir antakiai, jos, aš, pavyzdžiui, irgi ją imčiau į darbą, nes antakiai yra atsakingos moters. Jo, tokie Jinai- praplatesnių biški. Jo, nebereikalo, jinai perfekcionistė pas mus. Ane, Daivutė? Nu, va, Aha. ir Ingridos labai įdomus veidas. Dariau, apibūdink Ingridos veidą. O, dieve. Nu jo. Tai ką aš matau, tai vat kakta, ne iš karto. Tai intelektuali mergaitė. Tada su nosytė, tai matau, kad irgi tai prie taupesnių, aš taip spėju. Bet irgi moka uždirbti pinigą. Lūpos, tai matau, yra storesnės, tai mėgsta pakalbėti. Ausis parodyk. Nežinau, gal, man atrodo, tai yra vidutinio. Vidutinė. Vidutinio, viskas ten, tiek ten išeina informacija, tiek gauna informaciją. Ką mes čia dar galime? Reikalo. Nu, vat, turi irgi tvirtą stuburą, savo tvirtą nuomonę. Ką daugiau nežinau. Nu, Ingrida, kiek atspėjo? Aš tai manau, kad beveik čia ir pataikė visur. Aš iš tikrųjų ta, kur, nu, aš nepasėdžiu vienam darbę, aš jau čia gyvenime nesudirbus vienam darbę vienu metu, aš visą laiką kažkur kažkaip plus čia, nu, žodžiu, nestoviu vietai. O stuburą, nu kaip tu gali neturėti stuburo, kai namie 4 vyrai, tai čia ta prasme. Ne, iš tikrųjų turiu savo nuomonę ir tą nuomonę dabar jau 40 plus, kai suėjo, tai jau pradedi mokėti apginto. Iki tol, nu, dar visai buvo. Tai Ribos. antakiai tavo pačios. Mano. Tai irgi, ką galim apie jos antakius pasakyti? Aš kaip matau per telefoną žiūrėdamas, kad tai yra
teisinga mergaitė, nes ir pradės, ir pabaigs, ar ne? Mhm. Taip. Nu, dabar gal kuri norit apibūdinti Darių, kuri drąsiausia. Aurelijos neklausim, nes jinai Darių pažįsta. Kurios norit, kurios čia dar yra, palaukit, čia mes parinksim, kuri čia. Gintarė yra? Mes kaip tik šiandien Ne. kalbėjom, kad mes, ne šiandien, ir šiandien ir dar kažkuria diena antik, mes esam skirtingi su Aurelija. Nu, Vilmutė, tu apie Darių. Nuvaryk. Tai kakta, kad irgi pakankamai aukšta, tai irgi intelektualus visaip ten visko daug žinantis. Labiausiai krenta vat šita vieta, tai vat Kuri? būtent žinantis savo vertę nuomonę. Nosies dabar nematau, kur Darius dingo. Darius dingo. Pasislėpė. Palauk, Rimtai, aš esu. palauk, aš kažkaip turiu įsijungti, gal aš dabar matau tik Dianą. Atvešiu Kaip tau čia dabar? šeštadienį į Graikiją tą Darių, galėsi apžiūrėti. Jo, iš Mhm. arčiau. Ten Vilmutė iš šono turi gal paskrolinti ekraną, jeigu su telefonu. O, Dariau, dabar bus. Va, dabar gerai, jo. Su antakiais turbūt irgi padaro viską, ką užsibrėžė. Kiek Pėsčioju. suprantu, kiek girdėjau, nes aš čia Nes būtų kaip pas gruziną, taip, žinai, Angry Birdas būčiau. nosies šnervės biški matosi, bet ir paslėpta. Tai gal taip per viduriuką tas Nėra toks išlaidų. lengvumas, apsipirkimas ausys, pasuk biški gal. Ai, normalios. Man atrodo, tai per viduriuką. Nei ten labai tos info daug, bet ir nemažos tos ausys. Aš šitokį vyrą sutikus, žinočiau, kad jau babkių negausiu, reikės kažkaip padirbėti rimčiau. Jis nėra čia taip, kad į dešinę, į kairę. Spirsi šikną, sakys, užsidirbk pati. Čia ne iš tų vyrų, Kodėl kur man... dėl ausų ar dėl kurios čia vietos? Ne, man jo nosis yra irgi ir verslumo, bet jisai taip skaičiuoja, kur išleidžia pinigus. Nežinau, Aurelija patvirtins ar ne, bet Analitika. gal Aurelija kitaip prieina prie jo, bet jis labai verslus ir čia tų Man babkių nereikia, negausi. Aurelija pati užsidirba. Tai tu supranti, aš kalbu apie moteris irgi dar, kad, pavyzdžiui, kai sutinka ir kurios sako, nu dabar aš jau jį nugręšiu, sutiksi tokį, net nevarkit, nenugręšit jūs jo niekai. Tai va, o šiaip irgi kvadratinis, va tas pasytas rodo tvirtumas stuburą, nuomonės turėjim, ne, tikrai žingeidus daug nori kažko susižinoti, taupus, linksmas, nesvarbu, kad po tą barzdą slepia. Dar apie ką nepakalbėjau, kas liečia smakrą, yra tokie Apie lūpas praleidau. Apie Yra lūpas, tokie apie ką? lūpos apie tai, jeigu plačios, daug šneka, jeigu skambučiuose linksmi. Dar pakalbėsiu, dar užsiminsiu apie labai išskirtinius žmonės ir pažymėtus žmonės. Ne pas visus yra, žinot ko? Kas yra pas mane? Duobutė. Duobutės. Duobutė. Tai esmė yra tame, tai žmonės iš vidaus yra labai jautrus ir jie gali iš viršaus atrodyti ir jeigu ir vyrą pamatysit tokį ne, bet jisai bus su duobute, jis viduje yra labai jautrus, jie mėgsta flirtuoti, Mhm. va, ir būti mergišiais. Nu, kaip pavyzdys. Tai va, tai irgi šitą labai galite atkreipti dėmesį. Nu, gerai, kas Jurgitą apibūdins? Nu, Jurgita, ne. Mes tavęs, va, būtent mažai pažįstam. Va, ir dabar kas nors apibūdins. Dabar kas Aurelija? Reikia kaktą aukštesnio padaryti. Aurelija, tu apibūdinai Aureliją ką nors ar ne? Gal ir būtino, bet noriu, kad Rugilė, Gintarė kalbėtų. Ai, va, jos jo. Pasijungusios, dar Kitos Milda, mergaitės. mačiau, buvo pasijungusios, pabiški pamiksuokim, aha. Gerai. O kas nori į nuotykį, tai įsijungia kameras, okei? Nes yra ir Nomeda, ir Airidas, yra ir Milda, ir Laima, ir Gintarė, ir Julija, nu žodžiu. Gintarės labai įdomus veidas turėtų būti apibūdinimui. Nu, kas Jurgita? Kurios Gintarės? Ai, mūsų kariūnės, Savas. nežiūrėjus Ai. nėra? Kareivis grįžo ką tik, aha. Kareivis grįžo. Tai žiūrėk, Gintarė apibūdink Jurgitą, o paskui Jurgita apibūdins tave, bet tu turbūt Gintarė mokymų negirdėjai. Ne viską girdėjau iki galo jo. Na, supratau. Šįryt. Nu, tai apie Jurgitą kiek girdėjai apibūdink?
Jurgita, jeigu ją matyčiau, nosis mažytė. Jo, Arčiau. tai tikrai nežinau, ką tai reiškia. Bet iškart. Pavyzdžiui, gerai, tada negirdėjai, pasakyk, ką tu vat, ją pasižiūrėjus, ką iškart pagalvotų. Labai švelni, maloni, paslaugi turbūt. Protinga. Tai O kaip gal nosis pataikė. tavo? Negirdėjai apie nosį nieko, Gintarė? Apie mano nosį? Ne, apie jos, apie Jurgitas. Ai, apie jos, ne. Sakau, tik atkreipiu dėmesį, kad labai mažytė, bet ką tai reiškia? Nu, Nežinau. okei. Gerai, tai aš biškį apibūdinsiu. Jurgita, tu pasirodyk, tu labai toli, ane? Bet Aš labai man į tave pasižiūrėjus, kaip ir Gintarė sako, man iš tavęs dvelkia švelnumas. Bet esmė yra tame, kakta ganėtinai aukšta, informacijos mėgsti, ausų nematau, paslėpus, vėl nematau aš tavęs, aš Gintarę matau. Tai va, lūpos plačios ganėtinai, tai taipogi esi ganėtinai kalbi, nosį parodyk, nu nematau aš tavęs, iš arti. Va, nosis irgi nėra išlaidaus žmogaus, skaičiuoji pinigus ir dėlioji. Ir kartais, matot, nosis būna neišlaidi, bet ne sau. Tai čia tiesiog kalbam. Mes visos moteris save mylim ir galim būti išlaidžios, ne? Bet tavo va čia va tie skruostai, nu čia aišku toliau apie archetipus, jeigu kalbėtum, man į tave pasižiūrėjus, man tu esi globėja. Nu tokia, nežinau. Tai va. O dabar apie Gintarę norėčiau pakalbėti. Kadangi aš ją dabar matau ir ganėtinai dar kažkiek pažįstu ir jos veidas yra labai įdomus. Aukšta kakta, kaip ir turėtų, nori daug informacijos, galbūt skrupulingai, bet ausis mažos. Tai pagal viską Gintarė mėgsta konkretumą. Nu, kaip pavyzdys, informacijos, okei, paklausiau duok, bet konkrečiai nevyniok į vatą, nes užknisi. Apie tai, tada antakiai yra impulsyvaus žmogaus ir, pavyzdžiui, žinau, kad Gintarė kariūnė, kaip ir man asocijuotųsi, kad siekia tikslų visą kitą, bet, pavyzdžiui, antakiai, nežinau, ir tavo čia išpešioti ir natūralūs, ne, man tokia, pradėjau daryti, o ten tuos šiukšlės tegu kas nors kitas išloja. Nežinau kaip, ar taip tiesa. Nosis lygiai taip pat matosi šnervės, tai išlaidumo gali išleidinėti, ne, irgi tas burbuliukas, irgi tiktų tau tas, kaip tau. Nu, ta prasme, jeigu ką pardavinėčiau, čia žiūrėk, Gintarė, čia kaip tau tiktų šitas, ne? Bet vėl, žandikaulis, smakras visas rodo tvirtumą. Tai va, tai tu labai tokia įdomus žmogus, daug informacijos, bet konkrečios. Nežinau, ar atspėjau, bet, apie tai. Tai va, gerai, kas dar pas mus yra? Iš mergaičių yra Gintarė ir Rugilė. Tai gal jūs viena kitą apibūdinsit, mergaitės? Gintarė, kadangi nelabai drąsi, man taip atrodo, tai apibūdins Rugilę, gerai? Gintarė Mačiutienė, čia šita Gintarė. Jo. Tai iš telefono, tai nežinau. Gerai. Jo, kadangi aukšta kakta, tai sakyčiau, kad jinai yra aukšto intelekto. Nosis, šnervės tokios matosi, bet jos nežymiai, tai irgi galbūt sakyčiau, kad jinai labiau tokia impulsyvesnė yra. Antakiai labai sunku įžiūrėti, bet lyg tai yra pradžia ir pabaiga, ne, yra pradžia ir pabaiga. Tai sako, kad atsakingas žmogus būtų, lūpos plačios, tai mėgsta daug kalbėti. Žandikaulis irgi toksai pakankamai platus, nors jis šiek tiek smeilėjantis, bet jis pakankamai platus yra žandikaulis. Tai ką čia reiškia tas platus žandikaulis? Su charakteriu. Tik nematom ausų tavo, Gintarė. Tai ausis. Turbūt, kad jos kaip vidutinės, ne, kaip moteriai. O norėčiau paklausti, o tai tos didelės ausis, tai kur čia ta riba, kad suprasti, kad jos ten didelės? Tiesiog tu, kai pasižiūri žmogų, pavyzdžiui, tiesiog savo ausis parodyk. Savo pakreip. Tavo jos yra biški prie mažesnių, bet, daugmaž vidutinė. Ne mažytės, bet prie mažesnių. Irgi mėgsti, kaip pavyzdys, konkretumą, ne? Mano jau lokatoriai. Aš jau kaip ta čiburaška būčiau. Jeigu dar būtų atliepusios, tai vaikelį.
Tai va. Nu, Gintarė, pabandyk dabar apibūdinti. Arčiau prieiti. Antakiai daryti bus sunku apibūdinti, bet vat, nuo kaktos. Nu, kur dingo Gintarė? Gintarė. Pastrigo. Pastrigo Gintarė, ne? Mhm. Kol Pastrigo. Gintarė pastrigo, aš jums noriu vieną dalyką pasakyti, ką aš matau jumise visose. Jūs esate visos bumbulakės. Žinot, ką reiškia bumbulakės? Labai tyros sielos žmonės ir norit padėti kitiems žmonėms. Ir aš į jūs į kiekvieną žiūriu ir galvoju, nu bet taip atsueik, į vieną tą krūvą. Tai čia yra wow. Jo. Labai Na, labai Gintarė. fainas esate visos. Atstrigai. Va, bandau telefonė, tai kažkaip dingo man čia tie mikrofonai, kad prisijungt. Man Rugilė, ar ne, sakėt? Taip. Tai Ruginė, kiek matau, tai turi aukštą kaktą, tai didesnio intelekto žmogus, daugiau informacijos reikalinga. Tada antakiai, bent jau tiek, kiek čia matosi, tai nuo pradžios iki galo patikimas žmogus, pradės, pabaigs, ką pradėjo. Nosytė turi išlaidumo, bet ir riesta. Ką čia riesta reiškia? Čia kaip jai. Taip, kaip man. Nes turi riestumo kažkaip. Čia kaip tau. O lūpas? Lūpas platesnės. Tai mėgsta pakalbėti. O turi tokios kaip pas tave. Žiūrėkit, Gintarė, kai kalba, jeigu kas matot, pas ją, kai yra lūpos ir irgi labai išryškėja klauno tėvą, šoniukai. Aš linksmas žmogus. Tai va, ir matosi, tavo lūpas išduoda. Tai va, tai... Nu, pas Rugilę, aš nežinau, irgi ne iš tų liūdnųjų, ne tos, kur nueitų žemyn. Jo. Pas Rugilę linksmumą išduoda dar linksmumo akyčių raukšlė. Kai mes visos galvojam, nu čia mes tų raukšlių nenorim, tai būtent ją tiesiog apibūdina kaip labai linksmą žmogų. Na, jeigu ir būtų susiraukus, akis šitos raukšlytės išduoda. Čia yra juoko raukšlytės. Tai va, tai tikrai neslėp niekur. Nu ir aš nežinau, ieškau čia to mikrofono, man dingė viški, viskas buvo iš ekrano. Tai aš kiek žinau, kad jeigu didesnės akys, nu tai toks irgi atviresni pasauliui, viskas žingeidus, nu labiau nori matyti, negu tos gilios. Gal labai viskas viduje jausmai būna, o jau kas platesnėm, didesnėm atvirom akim, tai atviresni visą informaciją. Ausyčių nematau. Tas Rugilė. Gal ir prie didesnių čia skaitosi? Vidutinės pas ją. Vidutinės. Tai va. Nu, tai Gal žandikaulis nėra gal labai ryškus, veidas toks apvalesnis, bet ir nėra kažkoks būtų labai siauras. Man jo Rugilė žandikaulis irgi globėjiškos. Nu, ta prasme, ją pačią pasižiūris, ne, tai atrodo apibūdinam viską, ne, bet, pavyzdžiui, ją pasižiūris, man jinai tokia, nu, neužpyk, bet mama. Nu, va tokia rūpestėlis, tokia geruolė, žinai, nu, kaip sako, nu, daugumai sako, mes čia pas mus labai daug gera dušelė, plika subinėlė, žinai, gerietė, padės visiems, žinai. Ir vat mes, kai, suprantat, dar kas yra, kai mus pamato ir nuskanuoja tie žmonės, kurie irgi žino veidoskaitą, tai dažniausiai jie aplink mus apsisuka ir mus išnaudoja. Lygiai taip pat ir pardavimuose. Jie tau išnaudos ir nuolaidą pasiims ir tave pliką paliks ir tu ten viską atiduosi, kad tik tau būtų gerai, ne? Tai todėl neišduokime savęs ir tiesiog nepasiduokime. Na, kas mane nori apibūdinti. Aš dar prie Rugilės noriu pasakyti dar vieną momentėlį, kad tokio veido mergytės dažniausiai turi problemų su ribomis. Tokios mergytės. Ta prasme, ribos yra vis peržengiamos ir peržengiamos ir peržengiamos. Ir šitoje vietoje reikia labai jausti savo ribas ir neleisti kitiems jas mindžioti. Dar žiūrėkit, liko Vytautė, atrodo, ne, kas dar buvo nepakalbintos. Vytautė esi?
Kitos be Išsijungia. kamerų. Ir Julija yra, ir Ramutė yra, Nomeda, Nomeda. Airidas yra, Laima. Tai jeigu jūs jungsit kameras vat, per 1 sekundę, tai tada dar pašnekinsim ir jūs turbūt, ar ne? Dariau apie Dianą papasako, kas jin tau per lapę čia. Oi, Darius daug visko žino. Jo. Gal aš per daug žinau, žinai, gal čia nelabai būtų įdomu, kad aš galėčiau pasakoti, nes aš žinau iš numerologinio Kas paveikslo. manęs nepažįsta, gal norėtų Jo, gal taip reikėtų. apibūdinti. Ne, nė vienos nedrąsios. Vytautė įsijungia, o tai gaus. Nu, nėra, ne? Drąsuolių. Nu, ką čia, kieno, ką čia? Nu, kuri norit pakalbinti, kuri mažiau mane gal. Jurgita. Nu, bandysim, gerai. Gal kakinius nusijimsiu. Na, visų pirma, Diana labai graži moteris. Kakta, sakyčiau, vidutinė, nei žema, nei labai aukšta. Nelabai man kažkaip pagal apšvietimą matosi antakiai, palaukit, tai pasižiūrėsim. Nu, irgi, nuo Antakiai daryti, vat ką ir sakiau, moterim antakiai daryti, tai... Jo. Tu. Aha, dabar kai žiūriu iš viršaus, nosytė, nu kaip ir tų šnervių beveik nesimato, šiek tiek, tai irgi per viduriuką gal. Sakyčiau, nei labai išlaidi, nei labai skupa. Taip, tai bent man tai atrodo. Lūpos irgi vidutinės, nei ten labai plačios, tai, bet žinau, kad Diana mėgsta šnekėti, tai va, tas įdomu, kad gal net sakyčiau truputį prie siauresnių lūpų, bet apatinė gal platesnė, ar ne? Na, ausys jau pati Diana pripasakojo, kad didelės, tai informacijos reikia, taip greitai. Tai va dabar pertrauksiu, kad aš turbūt esu, kas liečia, kas netitinka veidoskaita. Aš nemėgstu daug informacijos, aš mėgstu labai konkretumą, o pas mane ausis didelės. Bet mane išduoda kakta, ne? Jis išduoda, kad aš nesu, aš labai aukšto intelekto, kur aš ten, man mokslai būtų ten kažkas labai įdomi, aš mėgstu konkretumą. Ir va čia jau dubliuojasi, kakta nėra aukšta, ausis didelės, visiškai ne pagal veidoskaitą. Va tiesiog, va tas ta išimtis. Bet kakta nėra siaura. Kakta, nu aš nesakyčiau, jeigu taip į kurią pusę labiau, aš sakyčiau prie aukštesnių. Gerai, kad tie plaukai nuslinko nuo kaktos, tai tas neintelektą. Tai va, tai visos daugmaž apibūdinom, ar buvo naudinga. Ir noriu, kad, nu, tos, kurios girdėjo, nors po vieną sakinį pasakytume. Ar buvo naudinga ir ar panaudosit, ta prasme, ar jau dabar testuosit, bent jau ryt po ryt žmonės pamatę, tiesiog pasižiūrėsit ir nusišypsosit. Aš tai iškart skanuosiu kaktą. Jo, kaktą. Kas lengviausiai pamatoma, tai kakta tikriausiai ir ausis. Na ir aišku, jeigu tris skanuosius kaip Rugilė pamatysiu, tai galvosiu, kad šitas jau išleist pinigų nebijos. Aš tai savo vyrą jau skanuot pradėjau. Mano vyras atėjo ir kai kalbėjo apie tuos plačius didelius antakius, o mano vyras su Brežnevo antakiais, tai sako, va matei, sakė, imk. O, ateik, mes tada norim paskanuot, ateik. Ateik. Nes tą nori dabar jau rodyti. Nu, ateik. Nu, ką aš pasakyčiau, irgi linksmas žmogutis. Šiaip nosis jinai verslumą, bet išlaidi, nesvarbu, kad nesimato, mėgsta konkretumą, ausytės prie mažesnių. Ir antakiai jo atsakingo šiaip žmogaus, pasisekė tau, Ingrida. Ne? Muzikantas, tai linksmų plaučių, patikėkit. Tai va, merginas, nežinau, ar mokymai buvo naudingi, nenorėjau krauti daug informacijos, tai yra 10% tik tai patys pagrindiniai dalykai, ką pažiūrėjusios į žmogų, kai ateina arba vyksta pardavimas, pagaukit save, sustokite ir bandykite nuskanuoti,
tam, kad jums tiesiog būtų lengviau ir kad neapkrautumėt per daug informacijos arba nepasakytumėt per mažai. Ir sakau, jeigu einat susitikti su žmogumi ir jūs jį biški pažįstat arba žinot vardą pavardę, tai visą laiką prasiskanuokit. Mano kolegės manęs nesupranta, kabinė sako, ką tu čia darai? Sakau, klientas ateina. Tai kodėl tu jo ieškai Facebook? Sakau, man reikia su juo susipažinti. Tai man tas labai, labai, labai padeda. Ačiū tau, Diana, už tavo žinias. Iš tiesų paskaita tikrai išskirtinė ir net nebejoju, kad kiekvienas mes išsinešėm tai, kas reikia ir save pažinom ir pažinom kaip kolegas vienas kitą, ar ne, ir tikrai patyrinėsim, pasižiūrėsim. Ir čia visai tokia nebloga galbūt namų užduotis, kad kaip aš įsivaizduoju savo tobulą klientą arba tobulą partnerį, ar ne, kokio žmogaus Instagrame aš ieškočiau, ar ne, kur jau čia bus, oi, verslus, darbštus, atsakingas ir taip toliau, nes aš pati savo dabar tokį klausimą išsikėliau, man reiktų nusipiešti tą vizualą ir kai, kartais scrollinė, ar ne, pasižiūrėti, kad į šitą reiktų įdėti daugiau energijos pašnekinant, nes čia galėtų būti neblogas partneris, ar ne? Tai labai labai tau dėkoju ir kitą antradienį pas mus kas? Mes. Vilma! Taip, kitą antradienį bus Vilma ir Vilma su manim turbūt ir Darium, ar gal tik su manim pasikalbėsim apie jau žemiškus dalykus, tai yra apie autošipo naudą, kaip apsiperkant Fitline sutaupyti dar papildomai 10%, ar ne? Tai Vilma, kadangi yra iš Atėnų, iš Graikijos, tai kalbės apie autošipo naudą užsieniui, aš pakalbėsiu apie autošipo naudą Lietuvoje. Paskui dar kitą antradienį kalbės, neatsimenu kas pagal grafiką, bet kalbės ir Daiva, ir Rasa, kalbės ir Ingrida. Ir jeigu tikrai yra norinčių irgi kažkokią temą, ypatingai Rugilė turi temų, ten turi temų užsislėpus. Taip, Gintarės dar biški nepažįstu šitoje vietoje, bet norėčiau irgi patyrinėti daugiau, kokių Gintarė, Kauno Gintarė turi minti, temų turi, ar ne? Žodžiu, mintis ta, kad mūsų antradieniai yra kolektyviniai tam, kad jūs galėtumėt pasimatuoti, kad jūs galėtumėt išdrįsti, kad jūs galėtumėt patikėti savimi, kol dar kažkas galbūt iš aplinkos jumis netiki, ar ne? Tai šiandien irgi, sakau, nusprendėm tokį bandomąjį padaryti mūsų susitikimą ir aš net nebejoju, kad jis buvo tikrai labai reikšmingas, prasmingas ir naudingas kiekvienam iš čia esančių. Tai, bučkiai visiems, ačiū tau, Diana, už tavo taip. Ir tada eisim tyrinėti dabar pasaulio kitomis akimis. Einu skanuoti vyro. Ačiū, Diana, labai naudinga buvo. Ačiū visoms, kurios buvote prisijungusios. Iki. Ačiū labai.